prasminga pabaiga, galinga pradžia. Tai puikia restarto programa, kurios metu turėjome fantastinės galimybės padaryti reviziją savo viduje. Pirmiausia, tai pasidžiaugti ir padėkoti savo už tai, ko mes galėjome pasidžiaugti per 24 metus, atrasti savo viduje dėkingumo savo patiem. Dažniausiai dėkojame kitiem, bet kartais pamirštame padėkoti savo pačiam. Dar vienas momentas, kuris buvo pakankamai sudėtingas, tai yra iškelti sunkumus, su kuriais mes esame patys savo viduje susidūrę ir stoti akistaton su jais. Tai buvo dar vienas labai įdomus įvykis praanalizuoti tai. Na ir žinoma, keliaujant tolyn, apžvelgti praėjusius metus su viltimi keliaujant į 2025 metus. Tai tikrai mano protas labai įdomiai sureagavo į užduotį, kai per vieną vakarą reikėjo pažymėti mini planą ir max planą. Ir toks įvyko didžiulis pasipriešinimas, apie ką tai ir aš sugebėsiu vos per pusę paros išreikšti savo suvokimus, tai kas tas mini planas ir kas maxi. Ir kai vakare prisėdau, pati nustebau. Lėjosi mintys laisvai, kalbant apie mini planą ir kalbant apie maxi planą. Na ir turbūt pati vyšnaitė ant torto tai yra parašyti savo 25 metam, kokiu aš turiu resursų, tiek vidinių, tiek išorinių, kokie mano privalumai ir kame mano didysis yra unikalumas. Ir žinoma, tuos įgyvendinti mini ar max planus, kaip aš to sieksiu ir ką aš galėsiu padaryti. Tai fantastinė programa ir Kristina nuoširdžiai noriu padėkoti, kad leidai mums kiekvienam iš mūsų prisiliesti prie savo vidaus. Dėkoju, dėkoju, dėkoju.